Labą dieną, aš esu Ingrida Augutė, daliai žmonių jau pažįstamas veidas, daliai naujas. Ir aš dirbu su įvairiais valgymo sunkumais, tokiais kaip valgymo sutrikimai, nervinė anoreksija, nervinė bulimija, persivalgymo sutrikimas, ortoreksija ir kiti. Ir taip pat su įvairiais sunkumais, tokiais kaip rijimo baimės, išrankumas maistui, tam tikro maisto baimės, dietų patologinis laikymasis. Ir šiandien kalbu labai svarbia tema apie padidėjusį potraukį cukrui, nes labai didelė dalis žmonių ir ką matau viešoje erdvėje ir ką girdžiu savo kabinete, kalba apie tai, kad valgo per daug cukraus, nori per daug cukraus, galvoja, kad valgo per daug cukraus, žodžiu, visokių būna atvejų. Ir iš tikrųjų cukrus, kaip ir kitas maistas tokie, nežinau, kaip bulvių traškučiai, ar, nežinau, picos, ar dar kažkoks maistas tikrai susilaukia labai daug kritikos. Ir kartais nepelnytai, nes apie cukrų kalbant yra tiek daug visokių mitų, kad kartais jau sunku ir suprasti, kur čia yra tiesa, kur ne. Tai šiandien aš noriu pasidalinti daugiausiai apie padidėjusių potraukių cukrui priežastis. Ir šitoj vietoj norėtųsi taip akcentuoti, kad cukraus mes galime valgyti ir mums yra reikalinga valgyti cukrų. Ir yra tam tikros normos Pasaulio sveikatos organizacijos, tai per dieną moteriai apie 24 gramus, vyrui apie 38, vaikams ten priklausomai nuo amžiaus, bet, sakykime, apie 16 gramų pridėtinio cukraus. Neskaičiuojama yra iš vaisių, pavyzdžiui, ir taip toliau, bet yra dalis žmonių, kurie tas normas gerokai viršyje ir tam tikrai galima surasti paaiškinimą. Dabar, kalbant apie intuityvų valgymą, tai ne vienas maistas, įskaitant cukrų ar medžiagą, nėra intuityviam valgyme ribojama. Ir tyrimai rodo, kad paprastai tų žmonių mityba yra sveikesnė negu tų, kurie laikosi dietos ilgalaikiai perspektyvoje. Ir intuityviam valgyme to vadinamo pramoginio maisto kiekis dažniausiai sudaro apie 10–20%, bet taip žiūrint ne padieniui kiekvieną dieną valgymo, bet į tokį bendrą vaizdą pasižiūrėjus. Ir intuityviam valgyme, kalbant apie cukrų, saldumynus, mes turim labai tvirtą įsitikinimą, kad visoks maistas gali rasti savo vietą mūsų subalansuotoj mityboje, subalansuotam valgyme. Ir jeigu jaučiam, kad kažkokio maisto mes pagazuojam ir pavalgom per daug ir viršijam kiekius normas, tai verta persižiūrėti, kodėl tai vyksta. Ir man atrodo, kad yra tikrai labai didelė tokia netiesa, kai žmonės ilgalaikiai perspektyvoje, trumpalaikiai, tai ten visaip gali būti. Bet ilgalaikiam tokiam kontekste žmogus, pavyzdžiui, valgo, nežinau, buvo konkretus pavyzdys, esu mačiusi mano vienas toks Facebooko draugas, pavadinkim, valgė, labai mėgo spurgas ir sako, viskas, jau per daug aš čia tų spurgų valgau, pastebėjau, kad čia kiekvieną dieną aš valgau ten tas spurgas, tai nuo rytojaus, žodžiu, spurgų detoksas. Ir man atrodo, kaip gaila ir norisi tai palinkėti, kad, o gal pasiaiškinam priežastis, kodėl tu tų spurgų kiekvieną dieną nori ten ir po kelias, kas vyksta tam santykiui su tom spurgom. Nes trumpalaikiai perspektyvoje, gerai, ten mėnesį, 2, pusę metų, metus žmogus nevalgys, o mano praktika rodo, apie tai tikrai labai nedaug yra kalbama, kai žmonės po tokių detoksų visokių tai ateina su dar didesniais kiekiais maisto. Ir tikriausiai dalis, kurie klausote, esate tai patyrę, kai mes kažko nevalgom ir kai gaunam vėl prieigą, apsisprendžiam, tai tada laikykis, kokie ten kiekiai eina. Bet žmonės kažkaip apie detoksus mėgsta pasiskelbti, kad aš ten mėnesį, 2 ar 3 ten, nežinau, detoksikuosios. Bet kas vyksta po to, tai, žmonės to nerašo. Žinai, kad man vyksta persivalgymai, žinai, kad vyksta ten nekontroliuojamas
potraukis cukrui ir kitų dalykų, tai šitie yra nutilimi ir lieka specialistų tokie kaip aš kabinete. Tai keliaukim gal tada prie padidėjusio potraukio cukrui priežasčių. Aš šitam įraše neplanuoju labai detalizuoti, tiesiog norisi tokią bendrą esmę atiduoti. Tai pirmiausia yra nepakankamas valgymas. Ir tikrai absoliuti diduma problemų su cukraus vartojimu išsisprendžia, kai žmogus pradeda tikrai normalias porcijas valgyti ir tikrai yra dalis žmonių, kurie patiria nuostabą, kad geras, čia tikrai pavalgius normalią porciją maisto, man tų saldumynų norisi, bet tai ir lieka desertų dydžio, tai nėra, nežinau, pagrindinių patiekalų dydžio, ne? Kažkoks užkandis. Ir nepakankamas valgymas, sakyčiau, yra dažniausia priežastis, lemianti padidėjusi potraukį cukrui. Ir jeigu dažnai mums norisi cukraus ir norisi saldumynų, tai verta pirmiausia atkreipti dėmesį į tai. Kita labai svarbi priežastis būna dietų laikymasis, tai yra bet kokių dietų, jos mūsų smegenys veikia, sukelia trūkumo jausmą ir trūkumo jausmas yra nemalonus jausmas didžiai daliai žmonių, dėl to smegenys nori visokiais būdais gauti greičiau tų kabutėse vadinamų laimės hormonų, endorfinų, serotonino, dopamino ir taip toliau. Ir pasiprašo maisto, ar dažniausiai tai yra saldus arba riebus maistas, o idealų kombinacija šito maisto. Tai tada kita labai svarbi priežastis tai yra nereguliarus valgymas. Ką reiškia reguliarus, tai kai mes valgom maždaug kas 3 iki 4 valandų, kas 2,5, kas 2 valandas. Ir šiuolaikiniam žmogui tai gali būti nepatogu ir atrodo tikrai yra kur kas priimtiniau koks protarpinis badavimas, kur ten kokias 8 valandas ar kiek ten valgai per parą. Bet ilgalaikiai perspektyvoje ir jeigu žiūrim į mūsų virškinimo sandarą visą, kokia jinai yra, tai jinai sukurta kaip į laužą įmesti prakurų, o dideliai daliai žmonių tai gaunasi joninių laužai, jeigu nevalgo, ir dažnu atveju, kai net ir pavalgo to pagrindinio patiekalo, tai vis tiek sunku sustoti ir vis tiek dar norisi ant viršaus, nes taip mūsų organizmas ir smegenys reaguoja į maisto trūkumą. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, nežinau, ten pavalgėm pietus 12 valandą ir tada grįžom, nieko nevalgėm, vakarienę ten kokią 7-8, tai tikrai nieko nuostabaus, kad vyksta vakarienė kaip puota. Ir čia šitoj vietoje irgi svarbu labai žinoti, kad jeigu aš čia duosiu tik kaip pavyzdį, tas kilokalorijas, gali tikrai būti labai skirtingai, bet, pavyzdžiui, jeigu sutaupėm per dieną, ir nepavalgėm ten 700 kilokalorijų kokių, ten pietų nepavalgėm, užkandžio, ar ten 800 kilokalorijų, tai vakare žmogus atsiims ne tą patį kiekį, ką negavo, o atsiims ten kokį 1500 arba 1000 ar 2000 ir dar daugiau. Taip veikia mūsų organizmas. Tada nesubalansuota mityba. Pavyzdžiui, jeigu žmogus pavalgė pagrindinį patiekalą vien tik iš angliavandenių riebalų, o nebuvo baltymų, arba vien tik baltymų su angliavandeniais, o nebuvo riebalų, tai irgi tikrai gali įtakoti gausesnį norėjimą valgyti cukraus, nes tiesiog trūksta energijos, o mes geriausią kiekį energijos gauname tada, kai valgom subalansuotai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvieno pagrindinio valgymo metu yra ir angliavandenių, yra ir baltymų, yra ir riebalų. Jau dėl tikslesnių normų ir taip toliau kviesiu kreiptis į gydytojus dietologus. Ir šitoj vietoje dar svarbu, kad ir užkandžiai, kurie yra organizuojami ir rekomenduojami, ten 2-3 užkandžiai tarp pagrindinių valgymo, ne per dieną išsiskirstant, tai būtų svarbu, kad sudarytų iš 2 makromedžiagų. Tai yra, pavyzdžiui, angliavandeniai plus riebalai, baltymai plus angliavandeniai, riebalai plus baltymai. Žodžiu, toks užkandis mums yra daugiausiai subalansuotas. Ir dar kitas, tikrai tokia svarbi kategorija, kad cukrumi yra malšinamos emocijos nemalonios, kartais tiesa ir malonios emocijos būna užvalgomos ir galima apibendrintai sakyti per intensyvios emocijos, su kuriuom žmogus nesusitvarkė tokiu sveiku būdu.
Kita vertus, karts nuo karto emociškai pavalgom mes visi iš nuobodulio, iš vienišumo, iš kažkokio diskomforto. Tai irgi labai būtų svarbu mokytis su emocijom tvarkytis tiesiogiai, be maisto, mokytis jas reguliuoti, čia tokia atskira visai tema. Tai tokios pagrindinės priežastys, va tai, ką ir pasakiau, dar būna visokių maisto mikroelementų trūkumas, bet iš tikrųjų čia itin retai būna šitos priežastys ir šitoj vietoj siūlyčiau daugiau dėmesio paskirti tom pagrindiniam ir paieškoti, jeigu turit padidėjusi potraukį cukrui, paieškoti vat iš tų priežasčių, kurias aš išvardinau. Dar būna dažnai klausimas arba prieš tą PMS laikotarpį vadinama, kai žmonės, moterys sako, kad tada vyksta spintelių siaubimas. Tai žinote, dėl hormoninių pokyčių, aš sakyčiau, gali būti taip, nežinau, 10-20% šiek tiek pasikeitę valgymo įpročiai. Bet jeigu ten 180 laipsnių keičiasi mūsų valgymas, tai tikrai labiau yra apie emocijų reguliavimo įgūdžių stoką, negu apie patį, apie, nežinau, hormonus sukeltus kažkokius sviravimus. Ir mes, moteris, tikrai skirtingai reaguojame tuos sviravimus, tai čia jau būtų svarbu mokytis emocijų reguliavimo įgūdžių. Tai tiek norėjau pagrindę pasakyti, kam yra aktuali ir svarbi šita tema, tai kviečiu pasidomėti mano vedamais užsiėmimais, mano puslapyje taikasumaistu.lt ir tam, kad geriau YouTube algoritmai veiktų, kviečiu prenumeruoti Taika su maistu puslapį, taip gausite pranešimus, kai tik įkeliu naujus įrašus ir tuo pačiu YouTube algoritmas daugiau parodys mano įrašus ir mes tokiom bendrom jėgom galėsim skleisti žinią apie taiką su maistu ir taiką su savimi. Tai tikiuosi buvo naudinga, iki kitų pasimatymų.